ilgai, bet kol kas. O dabar vyksta? O dabar prasideda. Jeigu spėjate ateiti. Gerai, tuoj atvažiuoju. Jo, nieko tokio, jeigu biškiuką pavėluosit, įeisit ir atsisėsit. Jo, taip kad. Tai jeigu taip trumpai iš tikrųjų, aš pati turiu diagnozuotą ketvirtą stadiją onkologijos, bet tai nieko nereiškia. Iš tikrųjų, kai eini ir darai kažkokius tai darbus kitiems žmonėms, tai savęs gailėti nebėra kada. Taip kad aš panašioj situacijoje kaip ir jūs. Nesakau blogesniai ar geresniai, bet jinai tokia yra. Ir jaučia, kaip Dievas duos, taip, todėl viskas ir bus, ne taip. Tikrai taip. Kai šitas visas toksai dalykas ar šposas atsitiko su manim, tai kažkaip tai, pamiršau net, ką norėjau pasakyti. Tai tada tiesiog taip pradėjau, jo, pamiršau, kad išsivyniosiu, čia kažkaip vyniosius ir išsivyniosiu. Juk nepasmerksit manęs, nenušvilpsit. A jeigu nušvilpsit, tai aš žinokit, irgi moku švilpti, aš tik taip, hop, pirštus, kai pradėsim čia dusgėti. Tai va, iš tikrųjų niekada nepraraskite tikėjimo, meilės, vilties, būkim vieni kitiems. Arba prisiminiau, ką norėjau pasakyti. Nes tas mano tikėjimas toks buvo, ane, oi, atikė, teikiu. O kaip ten tikinu toksai, šitas tikėjimas, nu vardant, čia patikėjimas kelius. O dabar jis taip, ir jisai tokius ženklus iš tikrųjų rodo man asmeniškai. Tai jeigu kas pasakytų, nu netikėčiau. Bet kai su manim taip vyko, kai mane labai paklaidino miške ir aš vos grįžau, taip visą kelią grįžau, taip čiut ne galvą daužydama į vairą, sakau, viskas Dieve, aš viską supratau. Nes aš būtent mane po mišką vedžiojo valandą laiko. Valandą. Aš negalėjau išlysti iš to miško niekaip. Tai gerai, kad mano automobilis turėjo 2 kurus. Visi pasibaigė, visi. Ir staiga žiūriu, laidų žiburys. Pabėga jį, papuoliau į tą žiburį. Žiūriu, kad nieko nėra. Traktorius stovi tokiais ratais. Nu, žinot, ką reiškia traktorius su tokiais didžiuliais ratais. Ir aš sušukau, aš gerklę tokią nemenką turiu. Sušukau. Nu, toks vilkas išlindo, aš jam šaukiu, temsta. Sakau, ateikite čia, sakau, aš paklydau, ateikite. Ir patikėkite, jisai žengia 2 žingsnius link manęs ir traktorius pajuda atviras. Tai koks Dievo planas? Tai valkiojo mane po tą mišką, valkiojo. Būtent tą dieną aš turėjau koncertą, ne? Būtent tą dieną, būtent tą valandą su biškiuku mane pratampė ten ir perėjo žodegos. Ir aš dar pradžioj nesuprantu, kas čia vyksta, sakau, jūsų tas traktorius važiuoja, griebkit jūs jį. Jisai keliais žingsniais ir tada man daėjo. Dar tada nedaėjo. Sakau, tu supranti, tam žmogui sakau, tu supranti, kas čia vyko. Sakau, aš tau ką tik tai išgelbėjau gyvybę. Nes arba sutraiškytas, arba visiškai užmuštas būtų buvęs, o jisai jaunuolis, kokių 25 metų, taip šiltas, taip, jam viskas svarbu, jam visiškai, tada jis drebėt pradėjo, tada aš drebėt pradėjau. Nu, vienu žodžiu, buvo tokia istorija ir daug istorijų mano gyvenime. Tai dabar aš pradėsiu nuo tokio eilėraščio, kuris mane labai stiprina. Taip, tiek dar čia mums to laiko yra, tai mes pačiupsim tą laiką koncentruotai. Tai va. Šilke ištirpo visos mano mintys. Ir išsiskleidusi tyla ore skambėjo. Kažkas į saulę atsargiai surinkęs sudužusią mane lizdant vėjo. Vingiorykštės kvepėjo, buvo šilta, ir 2 maži sparneliai saugojo
norėjo kažkas nutiesė sidabrinį tiltą iš debesų į mano sapną vertingą. Taip mano kaulai perlaužti suaugo, sparnai suplėšyti iš naujo dygo. Kažkas manęs taip kantriai laukė ir obelų žiedais virš lizdo snigo. Aš nežinau, ar jau pavasaris atėjo, ar metas jau lyg paukščiui išsiristi. Aš mėgau delnuose pasaulio sutvėrėti ir nebijau iškristi. Tai va šitas nuostabės eiles palydėsim dar nuostabesnė giesme ir padėka aukščiausiajam. Žinai, tu mano kelią mielas Dieve, ramia širdim žvelgiu aš ateitin. Tavim pasitikiu, gerasis Tėve, todėl be baimės aš einu pirmyn. Žinai tu kelią, tu žinai ir laiką, tu numatai man planą jau seniai. Vedi mane, globoji kartum vaiką, todėl dėkoju tau aš nuoširdžiai. Žinau saugiai, tik su tavim aš liksiu. Tu tildai vėjus, audrą suvaldai. Nors ir nežinau, kas laukia, ką sutiksiu. Einu ramiai, nes kelią tu žinai. Nors nežinau, kas laukia, ką sutiksiu. Einu ramiai, nes kelią tu žinai. Bravo! Ar neteisybė? Nieko mes nepakeisime, nieko. Tik neįsileiskime liūdesio, nevilties. Atsibudom ir dėkokim Dievui. Esat prižiūrėti, esat saugus, yra jumis pasirūpinta. Aš taip galvoju. Nes aš irgi matuoju su tokius visokius namus, nes aš esu viena. Mano dukra gyvena užsienyje ir sakė, mamytė, aš tave atsivešiu. Ne, sakau, aš nevažiuosiu niekur. Ir aš netaiktas esu vienas dalykas, o kitas dalykas. Aš noriu kalbėti savo kalbą, aš noriu draugauti su savo draugais. Aš jų turiu begalės, jūs neįsivaizduojate. Aš esu karalienių karalienė dabar. Man visi daržai išravėti, sukastos visos lysvės, viskas užsodinta, net nežinau, kas ten išdygė, matau, kad ten raitos kažkas, cukinijos ar tas, bet nelabai man įdomu, nes man yra įdomiau va taip, kiek man dar yra likę, nes nė vienas nežinom, ką aš išneku. Nė vienas nežinom, kiek yra likę, bet tiek, kiek likę, noriu labai būti naudinga. Labai noriu būti naudinga. Dabar dar vieną padainuosiu, o paskui dainuosiu lietuvių liaudies dainas. A, gerai. O taip, geras atsakymas. Puiku, puiku. Taip.
Ja. Bet žmonės nebenori. Ja, nesnimuoja liūdėjimą. Galima Facebook'e vadovas atsiklausus čia ligoninėje